Sveiki, šiandieną pristatysime fotoaparatą Canon PowerShot S90. Pirmą kartą pamačius šio fotoaparato specifikacijas visi su džiaugsmu galėjome pasakyti, kad sulaukime tikrai įdomaus ir tikrai gerų charakteristikų fotoaparato. Su šiuo fotoaparatu gamintojas bando atgaivinti S seriją, kurios paskutinis fotoaparatas buvo Canon PowerShot S80. Jis buvo anonsuotas netgi 2005, taigi po 4 metų sulaukėme S90 ir pagaliau prekyboje rankose jį galime laikyti lapkritį. Tikėtina, kad Canon išleido šį fotoaparatą kaip atsaką į Panasonic Lumix DMC LX3, panašaus tipo fotoaparatą su taip pat gerom savybėm ir geru valdymu. Galbūt netgi šis fotoaparatas yra išskirtinis rinkoje, nes tik keletas prekybininkų juo gali pasidžiaugti. Taip pat šis fotoaparatas galėtų būti kaip alternatyva besirenkantiems Canon PowerShot G11. Pradėkime nuo komplektacijos. Komplektacija be abejonės prasideda instrukcija, instaliaciniai diskai, programinė įranga, USB audio video kabeliai, kroviklio laidas, pats kroviklis, fotoaparatas, baterija NB6L, ji laikys apie 220 kadrų, tai nėra mažai, bet nėra ir per daug, ir riešo dirželis. Ką norėjo pabrėžti Canon pristatydamas šį, galima teikti šiuo metu unikalų modelį, tai yra pagrindinė savybė, kurią verta būtinai paminėti, tai yra žiedų valdomos funkcijos. Na, apie jas galbūt vėliau. Sensorius yra 1/1,7 colio CCD, 10 milijonų efektyvių taškų. Kaip žinote, tai tikrai pakankamas skaičius. Galimybė fotografuoti RAW formatu, tai profesionalams arba mėgėjams profesionalams labai aktualu. Diafragma ypač gera, tai yra nuo 2 iki 4,9. Objektyvas 28-105 mm, galbūt tai nėra tele labai gerai fotografavimui, bet tikrai pakanka, jeigu 3,8 artinimas. Digi4 procesorius su dviguba triukšmų šalinimo sistema, 3 colių LCD ekranas, tikrai pakankamas ir tikrai ryškus, 461 tūkstantis taškų, optinė stabilizavimo sistema, makrofotografavimas nuo 5 cm, dabar daugelis fotoaparatų juose yra nuo 1 cm, bet tikrai pakanka ir 5, jautrumas ISO iki 3200, vis tiek naudosite mažesnį, tai čia galbūt nėra taip aktualu, bei kitos papildomos savybės, kaip eye contrast, veidų atpažinimas bei be abejonės sumontuota HDMI jungtis. Pats fotoaparatas tikrai nėra didelis, sudaro kompaktiško fotoaparato įspūdį, galbūt net neišsiskirtų lentynoje su kitais kompaktiniais, sveria 175 gramus, vėlgi. Tai nėra daug, nėra mažai, pagamintas priekyje iš metalo, taip pat gale metalas, o viršuje ir apačioje plastikas. Vėlgi, jeigu dėl baterijos uždarimo dangtelio, tai jis yra plastikinis. Pačiame fotoaparate slepiasi tikrai daug nustatymų ir daug galimybių. Pirmiausia, reikėtų paminėti žiedą, su kuriuo galime valdyti įvairias funkcijas. Standartiškai su žiedu galime valdyti ISO jautrumą. Reikėtų pirmiausiai pasirinkti programinį režimą, nes auto režimu jūs to padaryti negalėsite. Tiesiog ISO jautrumas valdomas pasukus. Dabar yra užstatytas zoomo valdymas. Norint pasikeisti,
reikia tiesiog paspausti mygtuką ir pasirinkti mūsų norimą savybę. Pavyzdžiui, standartiškai mes nustatom, kad norim jautrumą ir sukant žiedą mes tiesiog keičiame jautrumo dydį. Kitos savybės tai galima kaip minėjau, izo jautrumas, ekspozicija, baltos spalvos balansas, fokusavimas bei optinis artinimas. Vėlgi grįžtant prie optinio artinimo, jį pasirinkus mes galime tiesiog nustatyti norimą židinio nuotolį. 35 mm, 50, maksimalus 105 mm. Ratuke mes sutiksime įvairiausius režimus, pradedant nuo automatinio, programinį, išlaikymo prioritetą, diafragmos, visiškai rankinį bei pasirinktinai režimą. Taip pat sceninis režimas ir galimybė filmuoti. Visgi su filmavimu jis nėra HD kokybės, tai yra standartinis 640 ir 480 taškų. Filmuojant mes taip pat negalėsime artinti optiniu būdu, tai darys skaitmeniniu. Todėl stenkitės išvengti skaitmeninio artinimo, kad labai nekristų kokybė. Taip pat baltos spalvos balansą reikėtų nusistatyti prieš filmuojant. Fotoaparato nuotraukų kokybė tikrai gera, tai patvirtinti galim ne tik mes, bet ir užsienio tinklapiai, kurie suteikia vertinimą 4 iš 5, 9 iš 10 arba highly recommended. Tai vienas iš geresnių įvertinimų šiuo metu. Nors fotoaparatas ir neturi vaizdo ieškiklio, papildomos blykstės, taip pat nėra HD filmavimo, visgi tai yra vienas iš geriausių pasirinkimų šiuo metu ir jeigu ieškote fotoaparato šalia veidrodinio arba tokio kompaktiško su daug galimybių, tai tikrai pats geriausias variantas. Laukiame jūsų komentarų, pastabų bei klausimų apie šį fotoaparatą. Sėkmės!